Jau, sveiki, pirmasis jau TLT įrašas ir šiandien studijoje esu aš Mindaugas ir mes turim puikią viešnią Kvietką arba Ugnę arba grupę The Strangers. Labas. Labuka. Kaip jautiesi? Sergančiai. Jo, tai šiandien sunki diena bus, ne? Nu, manyčiau taip, bet. Ok. Klausyk, tai kaip dabar į tave kreiptis, nes yra kaip ir 3 pavadinimai ir net nežinau, kurį naudot. Šiaip patarčiau kreiptis tikrai ne The Strangers, nes tai skambėtų labai keistai. Tai geriausia tai Kvietka, nes Kvietka aš esu ir būsiu visą gyvenimą, manau, nes nieks Ugnė nesikreipia. Išskyrus, aišku, šeimą. Aišku, tai kaip gimė tas Kvietkos slapyvardis ar... Draugas kažkada labai seniai pavadino Kvietką, nes ale labai skaniai kvepėdavo ir šiaip visada žydžiu, visada charizmatiška, su nuotaika ir taip toliau, tai vat ir pavadino Kvietką. Dabar toks įdomus dalykas, The Strangers. Ar galima sakyti, kad kol kas The Strangers yra Kvietka? Lygiai tas pats? Ar ne? Ne, The Strangers yra kaip? The Strangers yra grupė, čia tas pats, kas The Cranberries yra. Nesuprasi, ar tai solo atlikėja su grupė, ar grupė su solo atlikėja. Žodžiu, tai The Strangers yra grupė, o Kvietka yra tos grupės dalis, vokalistė, ta prasme, įkūrėja, tai... Variklis ir vadybininkė, ne? Viskas viename. Viskas viename. Klausyk, kas tu iš tikrųjų esi? Mes kalbam dabar apie... Moteris. Apie Kvietką, bet ne apie Strangers, kur kas, gerai? Kas aš esu? Jo, tai ar tu esi solistė, ar gatvės muzikantė? Gatvės muzikantė. Visą gyvenimą buvau gatvės muzikantė. Ir ta prasme, tiesiog, jokių, kaip sakant, užmojų neturi. Deklaruoji save kaip gatvės muzikantė. Ne, kodėl? Aš nedeklaruoju taip jau specifiškai, kad aš gatvės muzikantė ir aš numirsiu tai gatvėje, žinai. Ne, faktas, kad ne, ta prasme, aš apskritai traktuoju save kaip muzikantė, bet vis tiek aš būsiu žinoma labiau kaip gatvės muzikantė, nes aš kaip čia taip išsireikšti, nesupraskite to tiesiogiai gimiau gatvėje, ta prasme, pradėjau grot gatvėje ir daugelis žino kaip gatvės muzikantė ir va dabar po truputėlį, laiptelis po laiptelio, prasideda maži koncertai ir pasiūlymai visokie, tai vat tampi iš gatvės muzikantė į scenos muzikantę, galbūt taip pavadinkime. Super. O klausyk, kaip toj gatvėje? Ar sunku, ar linksma, kaip ten? Iš pradžių būna linksma, kai tu tai darai, kaip čia gražiausiai reiškas, ne tai, kad dėl malonumo ar ne kažkokio tai hobio, bet kai tu tai darai kartą į savaitę ar kartą į 2 savaitės. Tada būna labai nuostabu ir taip toliau. Bet kai aš visą vasarą pragyvenu iš to ir kai tenka kiekvieną dieną užsiminėti tuo, kas man ir atrodo visas pasaulis, tai iš tikrųjų pradeda pervargstu nuo to. Iš tikrųjų, aš tai nežinau, man po valandos, po 2 grojimo, aš nežinau, visa šlapia būna ir aš atsiduodu viskuo. Ta prasme, aš negalėčiau groti tiesiog, kad čia man reikia pinigų, dabar aš atsėsiu, pagrosiu šiaip. Jeigu aš tai daryčiau, aš nesusirinkčiau nieko, nei vieno lito, ta prasme, tai jau buvo ir ne vieną kartą buvo, tai, ta prasme, visur yra sunku. Žiūrint, kaip, iš tikrųjų Vilniuje, pavyzdžiui, ir Kaune yra muzikantai gatvės, kurie groja šiaip savo, groja dėl pinigų, jie rėkia ir groja. Tai jie atrodo lengva, jie pasiema žmogelį, kuris vaikšto su kepure. Tai nežinau, ar jiems sunku ar ne, jie skundžiasi, kad galbūt jiems sunku. Man yra sunku, kai aš viena atlikėja, sėdžiu, aš nedainuosiu to, ko ateis manęs paprašyti. Aš žinau, kad pas mane susirinks tie žmonės, kurie mėgausis muziką ta, kurią aš irgi mėgaujas. Ta prasme, aš niekada negročiau tai, kas man nepatinka, ar ten paprašytų, nebent būtų mano playlistė. Aš kaip Sex on Fire, tie garsiausi mano kūriniai, Kings of Leon. Tai, žodžiu, tai man asmeniškai labai yra sunku groti. Ta prasme, kaip, aš pervargsiu tiek morališkai, tiek fiziškai, bet jaučiu malonumą. Aš pervargu apskritai jau nuo visos vasaros, nuo to darbo, labai pervargu. Kiekvieną dieną eit, sėdėti ir... Bet aš geriau pabūsiu biednas, kaip aš sakau, bet aš dirbsiu tai ir darysiu tai, kas man yra malonu. Supratau. Tai yra žiauriai sunku, ta prasme, jeigu žmogus tikrai atsiduoda viskuo, ta prasme, visame kame ir... Tai yra sunku, jeigu tu tikrai... Tai galima sakyti pavargsti nuo malonumo. Taip. Aš manau, kad visose srityse pavargsama yra nuo malonumo. Teisingai. Klausyk, tai
ką tu veiki be grojimo? Tuo prasme, klausimas apie pinigėlius, ane? Viskas aišku. Kaip supratau, vasarą pinigėlius gauni iš grojimų gatvėse, taip? Taip. O žiemą, kai šalta arba Ieškausi darbą. Rudenį ieškausi darbą. Ir šiuo metu šiaip iš tikrųjų, vat, gerbėmiai dardai, priimkit mane, aš labai nuostabi darbininkė, taip toliau. O ką sugebi? Ką galėtum Aš galiu dirbti? bet ką padaryti. Aš toks žmogus, kuris vieną kartą parodai viskas. Man antrą kartą nereikia kartuoti. Šiaip labai mėgstu su žmonėm bendrauti. Nežinau, už barą labai norėčiau pastovėti, iš tikrųjų teko pas draugus. Galėtum tokį kokteiliuką Galėčiau. suplakti? Su visais pribumbasais ten uždegti, Visaip, kaip papūsti. žinok. Okay, super. Klausyk, tai tu esi kaunietė, Taip, taip? Bet dabar gyveni Vilniuje. tikrai taip. O kas nutiko, kodėl ten išvykai? Nes čia yra tuščia. Kaune tuščia. Taip, ir aš čia niekada negrįšiu ir aš neplanuoju iš Vilniaus važiuoti. Ir iš Lietuvos ir čia yra tuščia. Pats Kaunas manęs atsisakė. Groji gatvėj, praeina, taip vadinami morozėliai, fifulkos, pasijuokia ir po to, tai žiūrėk, koks geras balsas buvo. Bet, ta prasme, atsiprašau, bet, nieks taip nedaro. Ir jeigu tau nepatinka, pažiūrėk, jeigu man kažkas nepatinka, aš tiesiog einu ir praeinu. Ir galiu savo mintise pagalvoti, kad čia man kažkas nepatiko, bet, ta prasme, čia gniužda iš tikrųjų, galbūt, nežinau, net ir žmonės ir O prieš kiek laiko? prieš gyvenai? 4-5 metai eina, tai tai daug senokai, yra iš tikrųjų senokai, didelis jo. tarpas. Na, bent jau Vilniuje jaučiasi labai pokyčiai. Būt kitokiu žmogu čia yra sudėtinga. Taipogi ir Vilniuje šiaip aišku, lengviau, nes tenai daug tų hipsterių vadinamų, apskritai Vilniuje kitoks mąstymas. Žmonės labiau linkę priimti naujus dalykus negu Kaune. Kaunas dar toks užsikonservavęs, kaip sakant, agurkų stiklainis ir nenori atsidaryti. Tai vis dėlto, Žalgiris ar Rytas? Žalgiris. Žalgiris. Širdie liko. Tai faktas. Klausyk, kalbant apie tą gatvės muzikos kultūrą, ne, sakykime, visi pripažįstam, kad Lietuvoje, nelabai iš tikrųjų tiek pelninga, tiek galima kažką pasiekti labai smarkiai, ne? Tai jeigu rinktumės užsienį, ne, tai kokią šalį, kokį miestą keliautum pirmiausia? Oi, labai sudėtinga iš tikrųjų. Praeitą vasarą aš hitchhikinau, tai reiškia, kad autostopu važinėjau. Tai labai įstrigo, pravažiavau visą Lenkiją, visą Vokietiją pravažiavau ir visą Olandiją. Ir įstrigo labiausiai Münchenas, Vokietijai. Net nežinau, kodėl, aš visada galvau, gal būtų smagu nuvykti į New Yorką dar kažkur, ne, nes ten, mano šeima gyveno, mama gyveno, tėvas ten gyvena. Ir galvau, galbūt tai būtų smagu, bet nežinau. Galbūt į Angliją norėjau kažkada anksčiau, aišku, dabar aš ten norėčiau. Bet vat širdis vis tiek kažkaip slysta dar prie to Müncheno. Žinoma, aš ten Anglijai dar iki Anglijos nebuvau, kaip sakant, davažiavus. Iki New Yorko faktas, kad nebuvau. Tai nežinau, iš tikrųjų, galbūt požiūris mano pasikeis į tai, bet iš tikrųjų, nežinau, vat Münchenas labai patiko man. Tokį klausimą turiu užsirašęs ir man labai įdomu, kaip tu jį atsakysi. Ko reikia, kad žmonės tave mylėtų? Ko reikia, kad žmonės tavęs... Mylėt pačiam save. Net nežinau iš tikrųjų, ko reikia. Ne, ko reikia. Kad žmonės... Energijos. Dieve tu mano. Man iškrovas reikėtų. Šiaip nežinau, svarbiausia, manau, reikia mylėti save. Kai mylėsi save, užsidės tada tokia kaip karma, net nežinau, aura, graži tokia faina pasidarys. Ir tu trauksi žmonės ir jie tave mylės tiesiog. Ja. Ar turi kažkokį gyvenime, pavadinkim, moto ar kažkokį požiūrį, kurio nesulaužytum, kažkokias taisyklės ar kažką tokio? Turiu 2. Geriau nieko negu bet kas. Ir net ir tai praeis. Ta prasme, kad ir kas be nutiktų, tai praeina. Ir kuo daugiau tu to, tarkim, šalia praeini, tai tu stipresnis žmogus, asmenybė tampi. Ir vat, geriau nieko negu bet kas. Tai geriau pakentėk ir sulauk tos savo, nežinau, kaip sakau, karūnos, negu tu eik per tos plastikinės tas karūnas. Net nežinau, iš tikrųjų, kaip čia įsireikšti. Manau, kad supratome visi. O geriau nieko negu bet kas, toksai labai įdomus pasakymas. Tai reiškia, kad geriau nieko nedaryti, negu daryti bet kaip? Geriau tu nepriimk kažkokios, tai nežinau, trumpalaikės kokio pasiūlymą, tarkim, kai aš, ar ne, puoliau pirmus, tarkim, spastus, ar ne, su muzika, kas susiję. Tai geriau būčiau nieko nedarius, ta prasme, ir darius tai, ką darau toliau, ir sulaukus galbūt geresnio pasiūlymo,
Tai vat geriau nieko negu bet kas, nes aš nepagalvau, kad tai bet kas bus ir ten nuskaudins mane. Iš tikrųjų dabar pasimokiau labai, kaip sakau, gyveni ir mokaisi. Ir pasimokiau, kad nebedarysiu to, kas man nemiela, nedarysiu to, kas man nepatinka. Niekada nedarysiu, nelaižysiu, atsiprašant, užpakalio, ar ne, klausytojai, ar dar kažkam. Niekada to nedarysiu. Aš geriau pabūsiu bedna, bet darysiu tai, kas man malonu. Ir tikrai nemanau, kad nusivylysiu, galbūt neparagavus kažko, nežinau, nepalaižius medaus, kurį galėsiu vėliau nusipirkti. Tai nežinau, ta prasme. Niekada nedarysiu. Ir niekada nesirinkčiau dėl pinigų ar dar kažko, kad ir kaip bebūtų sunku. Jeigu žinosiu, kad tikrai man tai nepatiks. Kaip supratau, tai jau esi nusvilus, ne? Oi. Su visais tokiais pinigėliais ir visais ir prodiuseriais. Pinigėliais gal ne, bet nusivilau kaip asmenybė, ta prasme, labai smarkiai. Tai... Aš matau, pas tavai yra tikrai nemažai tatuiruočių. Jos taip matos. Jo, ir ant nugaros iš tikrųjų, ir ant rankų. Taip. Žmonės, kurie nemato, tai... Kada pirmą tatuiruotę pasidarei? Pasidariau 14 metų, tai buvo šitas ateiviukas. Tranzavau su tuometinė klasiokė. Mes tranzavom iš Kauno į Šiaulius pas kažkokią tai vaikinuką, draugų draugas, kuris man padarė tą tatuiruotę. Ir smagiausia buvo, kad susistabdėm vieną fūrą, po to jis sako, palaukit, kita atvažiuos. Po alio draugai. Tai juokingiausia tai, kad aš labai mėgstu kalbėti ir aš sėdau pas tylenę, mano draugė labai tyli, jinai sėdo pas žmogų, kuris labai kalba, tai buvo juokinga iš tikrųjų. Nu, įstrigo tai, kad kalbėjom per racijas, įstrigo tai apskritai, kad važiavau kažkur daryti savo pirmos tatuiruotės ir nežinau, man jinai labai primena mano iš tikrųjų visą tą jaunystę, kvailystę, tas visas smagybės iš tikrųjų, nežinau. Čia, tarp kitko, kiek tau dabar metų yra? Man 21. 21. Ir kiek turi tatuiruočių? Neskaičiavai niekada? 8, 9. Aha. Tai skaityk per metus vieną su trupučiu. Ne. Ar buvo kažkoks bumas? Bent jau per pastarosius 3 mėnesius pasidariau 4, gal kokias 5. Aha. Jos tau brangios kažką reiškia? Taip, man kiekviena tatuiruotė, jinai turi savo reikšmę ir savo prasmę, taip pat kaip, pavyzdžiui, yra Kings of Leon, ar ne? Mhm. Nebūtų jų, aš net nedainuočiau ir čia dabar nesėdėčiau, jeigu aš nebūčiau jų sužinojus prieš 10 metų. Prasme, tai nebūčiau nieko pradėjus, tikrai faktas yra. Nes jie visiškai pakeitė mano visą pasaulį. Tai jie yra tavo idealas? Taip. Tai yra, wow, tai yra kažkas tokio, ko, nežinau, nieks nepakeis. Mhm. Nes klausant 10 metų diskografiją visą, jinai neatsibosta, aš ją galiu sukt. Ir tai yra vienintelė grupė, kurios visos dainos man patinka, nes tiek tu klausai kažkokios tai diskografijos ir nebūna labai įdomu. Taipogi The Strangers irgi yra ištatuiruota. Tai yra man tokia reikšmė jų, kad sako, o čia kvaila, nebus tos grupės dar kažką. Ne tame yra esmė tame, kad aš ją kūriau irgi labai ilgai šitą grupę kūriau ir nariai keitėsi kaip koinės, tai buvo kažkas baisaus ir kiek aš savęs įdėjau, kiek aš viską, ta prasme, realiai viską paaukojau dėl šitos grupės ir vis tiek gavau. Tai žodžiu. Tai The Strangers yra tavo kūdikis. Čia yra mano kūdikis. Pirmagimis. Tai va faktas. Tai, taip, sakyk, tai kiek dabar yra narių The Strangers grupiai? Aš turiu grupę ir aš joje viena. Jautiesi gerai? Žiauriai. Ne, iš tikrųjų labai sudėtinga, nes tiesiog žmonės, nežinau, sunku surasti rimtus žmonės, nes aš turiu daug pasiūlymų, turiu į Maskvą važiuoti, dabar gavau neseniai pasiūlymą Kate Melua, kuri atvažiuoja į Lietuvą. Eina pasiūlymai, eina labai rimti, tikrai, ir išvažiuoti albumais ir aš jį turėjau, kai buvo seni nariai, va čia dabar paskutiniai, tai mes turėjom rugpjūtį įrašinėti albumą, dainas, Londone. Ir jie mane paliko. Irgi po vieno interviu, jie tiesiog mane paliko. O kodėl paliko? Labai sudėtingai iš tikrųjų, negaliu aš už juos kalbėti, bet kaip mane paaiškino, tai aš juos užgožiu. Ir dar sakė, kad charakteriai nesutapo, nes aš labai spaudžiu muzikantus. Aš, kaip sakant, aš spaudžiu tos žmonės, kurie nerimtai dirba.
aš ateinu, aš neatsarganti, aš ateinu, aš iki prakito padarau savo darbą kokybiškai. Bet jeigu muzikantas, gitaristas suklysta net per koncertą porą kartų, tai ką tu veiki? Tai prasme, po to reikia, sako, tu reikia mūsų visada, tu dar kažką. Tai taip, nes tu nedirbi. Aš noriu kokybiško muzikanto, kokybiškos muzikos. Nes po to kenčiu aš, ta prasme, mano kokybė irgi krimta. Tai ar dabar ieškai narių? Faktas, kad ieškau, eikit žmonės, aš netokia ir bloga. Sakyk, ko tau reikia, kokių žmonių? Man reikia, aišku, visko. Man reikia žmonių, man reikia strangers, man reikia istorijų, man reikia tų žmonių, kurie iš to pragyvens, gyvens tuo ir gyvens tame, ta prasme. Nežinau, tokių žmonių turbūt nėra. Arba jau, kaip sakant, užimti gali būti. Neįsireikšiu gal tik to. Bet gal rasim kažką vis tiek. Aš tikiuosi. Sakyk, tikslai tavo, svajonės tikslai, kaip tu įsivaizduoji ateitį, kas turėtų būti. Mano tikslas vokališkai tobulėti iki tol, kol aš galėsiu pati savęs klausyti. Čia vokalinis tikslas. Dabar negali. Ne. Labai savikritiškas, labai. Ir mano tikslas galbūt būtų milijoninė minė. Ir aš to siekiu. Ir aš darysiu bet ką. Taip. Ir aš darysiu bet ką, kad aš tą pasiekčiau. Nebent mirsiu kaip tikra žvaigždė 27 metų. Tai vat. Aišku. Tai Lietuva tau per maža, taip? Lietuva pati manęs atsisako. Jinai man nėra, aš labai norėčiau ją pasilikti, bet kas atsiras porą hipsterių, aš atsiprašau, aišku, tų gerbėjų, kurie manęs klauso. Aš tikrai labai jūs myliu ir gerbiu, bet iš tikrųjų labai nenorėčiau išvažiuoti, nes labai myliu, kad ir tos pačius vyrus lietuvius. Tikrai negali, kažkaip sudėtinga būtų su užsieniečiu bendrauti ir, nežinau, taip pat vis tiek širdis prie Lietuvos, taip pat kalba mano, aš labai dievinu savo kalbą. Aš gerai kalbu angliškai, visą kitą ir labai gerai suprantu, bet visada filmą rinksiuos lietuviškų vertimų, kad ir koks jis bjaurus ten bebūtų, ten iš torrento dar kažkur. Bet tai man bus maloniau, taipogi knygos irgi galėčiau skaityti originalią anglų kalbą ir tai bus galbūt geriau parašyta, negu ten skaitai ir randi klaidų. Bet, tiesiog, lietuvių kalba man, Lietuva kaip Lietuva man patinka, išskyrus tai, kad čia yra nesąmonės. Tai va, mėlėjai, neišstumkit lietkos iš Lietuvos ir klausykit muzikos. Aš turiu tau parengęs vieną žaidimą. O, ne. Jis toksai labai paprastas. Labai nemėgstas tai, manau. Sakyk, renkiesi asmenybę, laiką ar vietą? Daug negalvok, šauk beleką. Čia tiesiog, ar ne? Jo. Asmenybė, bet čia susiję, čia tiesiog iš lempos, ar man rinktis? Tiesiog yra asmenybė, laikas ir vieta. 3 žodžiai ir kurį tu Asmenybė. Asmenybė. Kokius 5 žodžius ir kokiai asmenybei tu norėtum pasakyti, jeigu turėtum galimybę dabar? 5 žodžius? 5 žodžius. Kokius 5 žodžius? Aš tave myliu. Tai buvo 3. 3. Dar 2 liko. Dar 2. Mieloji. Forever and ever. Ir kam tu jos sakai? Jos sakau Janinai Gucal, savo pačiai geriausiai, pačiam artimiausiam žmogui, savo kariškiai, didvyriai, kuri yra ištatuiruota ant mano rankos. Tai yra žmogus, kuris, nežinau, Dieve, aš tave vesiu kada nors. Taip, man patinka vyrai. Lydėjo Kvietka šiandien į studiją ir sakė, kad jinai yra šaunu, labai šaunu. Ar esi girdėjus, kad tave kas nors vadintų lietuvišką Adelę? O Dieve, taip. Čia yra įprasta iš tikrųjų. Arba Jack Black'u vadina, nes aš labai... Čia dabar aš musikuoju rankom. Dabar prasme, nežinau, kodėl jie vadina Jack Black'u, tai yra wow, koks vyriškis. Tai man komplimentas, iš tikrųjų, taip, vadina labai dažnai Adelę, vadina Kings of Leon balsu irgi, prasme, atlikėja. Tiesiog, sako, tu geriau negu Adelė. Jeigu aš būčiau geriau negu jinai, aš stovėčiau jos vietoje su tais apdovanojimais ir turbūt dar, nežinau, parodyčiau Lietuvai šitą pirštą ir skaičiau so long suckers. Bet ne, vadinasi, aš nesu geresnė už ją ir nemanau, kad mes esam panašios. Taip, galbūt mes panašios, jos stiprus balsas, mano galbūt irgi stiprus, nežinau, aš per daug savikritiška. Bet tai nereiškia, kad aš turiu lygiuotis į kažką arba kažkas turi lygiuotis. Jinai yra jinai, aš esu aš. Ir tai yra 2 skirtingi pasauliai.
Ir nemanau, kad verta apskritai lyginti muzikantus. Kiekvienas yra geras savo sferoje ir kiekvienas turi savo gerbėjų ratą, kuris jo klauso. Ir nereikia smerkti. Pavyzdžiui, aš nesmerkiu nei Lady Gagos, kurios tikrai neklausau, nors labai gerbiu ją kaip vokalistė, nes pasirodymai laivose yra labai geri, kokybiškas balsas stiprus ir taip pat nesmerkiu tų, kurie ten, nežinau kaip čia pavadinti, emošnikų, kaip sakant, jų tos muzikos skrymerių, tu nesmerkiu nieko, tai minčiau, žmonės turėtų keist požiūrį ir nebelygint. Ir vis dėlto, mums paskambino Adelė šiandien ir sakė, aš metu iššūkį Kvietkai ir jinai iš tikrųjų noriu su tavim pasivaržyti. Ir mes paleisim iš tikrųjų tuo į dainą jos. Duosim tau 5 minutės pasiruošti. Jūs juokaujat. Ne, visiškai. Aš nežinau, aš bijau, vaikit, sergu, nepasiruošęs. Jėzau, šalintas kameras. Nebefilmuokit. From my hometown, memories of phrase. From my hometown, ooh, the people I've made. How the world wonders in my world. How the world wonders in my world. How the world wonders of this world. How the wonders now. I like it in the city when the air is so thick and opaque. I love it to see everybody in short skirts, shorts and straight. Taigi, tęsime pokalbį su mūsų viešnia Kvietka ir tau buvo mestas iššūkis pagroti Adelės dainą ir su ją varžytis. Tu pasirengus, kaip jauties? Jaučiuosi sergant ir visiškai nepasirengus. Jo, ir iš tikrųjų, kai mes turėjom pertraukėlę, Kvietka vis kažką bandėm čia klausyti, kaip ten skamba viskas ir jinai tik išgirdus savo balsą pradėjo raukytis ir sako, ne, gal kitą kartą, bet mes ją privertėm šiandien kažką mums padainuoti. Jo, na, tai tikiuosi viskas bus gerai ir Kvietka, prašau. Šaunuolė, Kvietka, matysim, kokį nors gal paskelbsim konkursą, tipo Kvietka, like, Adelė, share ir kažkas tokio, ir kas laimės. Pakalbėkim dabar apie tavo grupę. Tai sakyk, kodėl vis dėlto tu esi viena ir pati sakai, kad tie nariai keičiasi ir nėra branduolio? Nes žmonės, kurie ateina ir išeina, jie iš pat pradžių sako, taip, mes dirbsim, mes labai norim. Bet eigoje atsiranda vis kažkokios problemos, ar tai, nežinau, ar tai charakteriniai sutapimai, ar dar kažkas, ta prasme, tai yra normalu. Bet jie vis tiek nežiūri taip rimtai, kaip žiūriu aš. Tai, ta prasme, į šį darbą, man tai yra darbas, gyvenimas, neįsivaizduoju nieko kito ir žmonės tiesiog negyvena taip galbūt kaip aš. Aš tikrai labai rimtai žiūriu šitą savo grupę,
kurioje esu viena. Tai žodžiu, tai nežinau tiesiog. Okay. The Strangers, kodėl toksai pavadinimas ir ką reiškia dviguba S Šiaip gale? Stranger, tai manau faktas, kad visi žino, ką reiškia. Tai atspindi mane ir aš šiaip nežinau. Esi keistuolė? Tai faktas. Dar nepastebėjai. Žodžiu, o ta dviguba S iš tikrųjų yra filmas The Stranger. The Strangers. Ir aš sakiau, niekada gyvenime neišduosiu, kodėl. Tai va, sugalvojau pridėti antrą S, kad būtų kitaip, kad nebūtų filmas. Bet po to išsirituliavo tas mano toks bairis, kad sakau, The Strangers with a double S in the back. Oh. Tai jo, tas toksai ir išsirituliavo, tai man galima priskirti, kodėl ta dviguba S, žinai. Bet šiaip jinai kilo iš šiaip. Tiesiog, kad nesimaišytų su filmu. Okay, tai kada grupė įsikūrė ir kaip ten viskas įvyko? Jinai įsikūrė, palauk, rintai čia dabar metais nepasakysiu, bet prieš kokius 5-6 metus taip jau. Kai buvai Kaune? Jo. Jau pradėjau aš ją taip brandolį tą tokį, nu, apžinai, lipdyti kažkaip, bet. O tai pati nuo kelių metų groji gatvėse? Gatvėse nuo 11 gal. Nuo 11. O grupę pradėjai būdama kiek? 15? Jo. Teisingai. Jeigu mokam skaičiuot, bet kadangi mes nemokam, tai paskaičiau žmonės, kurie mūsų klauso. Okay. Ką tu galvoji apie visus tuos populiarumo siekimus per jėgą, nežinau, per galvą vertimasi, ten merginos vaikinai siekia šlovės. Tai yra žema. Tai yra negerbimas savęs, tai yra negerbimas apskritai žodžio, ta prasme, ir būties kaip muzikanto, ta prasme, tai tu negerbi savęs. Iškart nori kažko lipi per lovas, per galvas, tai okei, tu kiek tave žinos, mėnesį, daug dievė, 2. Tu vis tiek viską prarasi, nes tai bus nuobodu. O žmogus, kuris tikrai stengiasi, ta prasme, geriem dalykam reikia laiko. Pavyzdžiui, geriem santykiam, rimtiem santykiam reikia laiko. Rimtam darbui, geram darbui irgi reikia laiko. Surasti gerus muzikantus reikia laiko. Viskam reikia laiko. Reikia vystytis, reikia tobulėti, mokytis iš klaidų ir taip toliau. O tie, kurie eina tiesiog į sceną ir ar kažką daro ten per teliką, dar kažką, tai yra lame. Nežinau, man nepatinka tokie dalykai. Pačiai teko ne savo norų tai mėginti, tai not fun. Visiškai nepatiko. Bet vis dėlto tu nori išgarsėti, taip? Norėčiau. Norėtų. Aš ne tai, kad išgarsėti, aš labai norėčiau, kad mane išgirstų daugiau žmonių. Ir ką tu tai duotų? Kad ir kaip aš bebūčiau savikritiška, žiūrint, kai vos pradedi grot, susirenka 10 žmonių, iš to 10 įsirutulioja į 100 žmonių gatvėje, tai yra daug, man tai yra labai daug. Ir kai žiūri į tos veidus, kurie yra euforijai ir aš galvoju, ką aš tokio darau, kad jūs tokiom akim žiūrite mane ir aš nesuvokiu ir aš norėčiau, kad daugiau žmonių, tai ta prasme, kad daugiau žmonių eitų į šitą patratą klausytojų. Tai realiai groji ne dėl savęs, bet dėl žmonių, dėl kitų. Nežinau. Niekada apie tai negalvojau. Laikas susimąstyti. Niekada iš tikrųjų negrau kažkaip žmogų, aš visada ateinu ir groju, aš išsidarau, aš atsijungiu, ta prasme. Aš matau juodą kažkur ten žmogus, pabendrauju šiek tiek su publika ir vėl, tik daina, viskas atsijungi. Tai labai yra iš tikrųjų sudėtinga, vadinasi, aš savo groju, su savimi būnu, bet tai žmonėm patinka. Muzika, kaip suprantu, yra visas tavo gyvenimas, taip? Faktas. Ar lieka laiko kažkam kitam santykiam, nežinau, kažkokiam pomėgiam, dar kažkam? Niekada asmeninio gyvenimo nemaišau su darbu, kadangi muzika yra kaip ir gyvenimas ir darbas, tai viskas lieka kaip ir pašonį, bet niekada nemaišys mano santykiai muzikai, taip pat muzika niekada nemaišys santykiam. Aš turiu daug laiko rasti tiek tam dalykui, tiek tam dalykui. Aš labai nemėgstu, kaip jaunasi kažkas. Tu turi susiplanuoti taip, kad skirtum ir tam dalykui pakankamai daug laiko. Tai niekada dar, prasme, kol buvo santykiai kažkada seniai, tai žodžiu, tai nebuvo tokių problemų niekada. Tai Kvietka esi laisva? Jau 3 metus. Jau 3 metus? Jo. Va, čia tinka tas geriau nieko negu bet kas. Teisingai. Jo. Tai kaip supratau, su, nežinau, savo vyru, draugu į sceną kartu neliptum. Kodėl būtumėm Kozlauskai?
Kodėl? Chance accept. Ta prasme, wow. Iš tikrųjų, jeigu mano vyras būtų muzikantas, iš tikrųjų norėčiau, galbūt būtų smagu, kad būtų koks gitaristas. Jeigu būtų vokalistas, tada peštumėmės, manau. Bet šiaip, nežinau, manau lipčiau. Jeigu tai saitų tos rovės, dar kažkas, manau lipčiau. Nežinau, Kazlauskai. Jėzau. The Strangersai. Su kuo norėtum sugroti duetą ar kažką? Turi kažkokių svajonių? Kings of Leon vokalistų. Tiesiog. O, ir Vaidas davė balsą. Mes turim studijoje mūsų... Nuostabusis. Kaip čia garso operatorius. Tylusis Vaidas. Pasisveikink, Vaidai. Aš esu Žmogus prie kompiuterio. Žodžiu, no liferis. Jo. Nu ir gerai, tada pabaigai paskutinis mūsų klausimas. Kur galime dabar tave artimiausiu metu išvysti, išgirsti, ar turi planą koncertų, ar kažką tokio? Šiaip iš tikrųjų šiuo metu dar kaip ir nieko neturiu, bet dar kol nėra -10, žinoma, galima Vilniui mane išgirsti Gedimino prospekte, arba prie Centrinio pašto, arba prie Dramos teatro. Ir Kaune tais retais atvejais, kai aš čia atvažiuoju, tai pažyminiai perėjai. Ką darysiu ir šiandien po interviu. Jau geras. Tai va, ačiū, kad atvažiavai. Ačiū, kad pasikvietėt, labai malonu, ačiū labai mūsų no-liferiui šauniajam už skanę kavą ir arbatą. Jo, tai ką, iki kito karto. Iki.